Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien parodysiu, kaip galima lengvai iš didelio kiekio duomenų pasidaryti pivot lentelę, kurią būtų galima panaudoti duomenų importui į Intrastat sistemą. Tai turime duomenų lentelę, susikurkime pivot lentelę. Taip, ir mums reikės prekės kodo, šalies, kiekio, bendro svorio, vertės. Ne prekės kodo, o Intrastat kodo reikia. Tai pasikoreguokime, kad Intrastat kodas įeitų štai čia, jeigu tiksliau galim tai padaryti. Taip, turime tokią lentelę pivot, ar ne? Kaip dabar pasidaryti, kad galėtume tiesiog nukopijuoti, įklijuoti į tuščią Excel ir panaudoti kaip import failą, įkelti į Intrastatą. Tai mums reikėtų eiti į Design ir po Subtotals pasirinkti, kad nerodytų tarpinių sumų. Mums jos nėra aktualios. Tada per Report Layout pasirinkti, kad būtų Show in Tabular Form formato. Iš karto matote, nurodytas Intrastato kodas, iš karto nusirodo šalis, nusirodo visi skaičiai, visi kiekiai, nurodytas kitas ir taip toliau. Bet, kaip matote, po šiuo Intrastat kodu mes turime kelias šalis, tai mums reikėtų, kad taip pat būtų atvaizduotas Intrastat kodas ir šitose eilutėse. Tam išgauti mes galime pasirinkti Repeat All Item Labels ir štai čia turime. Ir tokią štai lentelę galima kopijuoti ir įklijuoti į jūsų norimą Intrastat import failiuką. Šiam kartui tiek. Ačiū už dėmesį. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Iki kito karto.